Su Tomu teko padirbti ne vieną kartą ir pirmas kartas tai buvo 2016 metais, kada buvo priimtas sprendimas nupirkti būtą. Buvo pakankamai sudėtingas pardavėjas, toks specifinis, bet Tomas labai profesionaliai viską išsprendė, viską padarė, sutvarkė visus dalykus ir paliko apie save labai gerą įspūdį. Vėliau, jau 2021 metais, su šeima buvo priimtas toks sprendimas, kad mes norėtum įsikraustyti į didesnį būstą ir iškart buvo paskambinta Tomui. Viskas prasidėjo labai greitai, nes Tomas padėjo ir parduoti, ir nupirkti. Buvo surastas būstas, kur mes esame dabar, ir prasidėjo procesas pardavimo. Pardavimas irgi buvo pakankamai sudėtingas, nes buvo nustatyti tam tikri reikalavimai, vadinsim taip, kad mes turėtum išvažiuoti ir įvažiuoti į kitą be jokių tarpų. Ir vėlgi Tomas ir Tomo komanda absoliučiai fantastiškai šitų vietų suveikė, kaip sakau, man sakant su žmona, teko pabūti benamiu vieną naktį, nes iš vieno į kitą. Ir aplamai bendrai apie Tomą ir Tomo komandą pasakysiu, kad tai yra žmonės, kuriems galima tikrai tikėti, jie yra patikimi, jie visada atsakys į bet kurios klausimus, kas sueina su būstu, nekilnojamu turtu, bankais, tam tikrai žmonės, kurie reikalingi, kad pagreitinti ir padaryti gerą procesą sklandžiai. Žmonės daro savo darbą, o tu gali daryti savo darbą. Taip, aš rekomenduočiau Tomo ir Tomo komandą ir tai jau dariau ir jau turiu ne vieną atsiliepimą su uždarytom sandorium, kad jau keletą mano pažįstamų, kurie bendravo su Tomu ir uždarė sandorių su Tomu. Tai jeigu aš trumpai ir pristatyčiau Tomo, tai patikėkit šitam žmogui, duokit jam laisvę ir jis padarys maksimaliai gerą tau, kad tau nereikia galvoti.